Sveiki, mėlyjeji. Su jumis ir vėl kanalas Taro gyvenimui ir meiliai. Ir aš, Jolanta. Ir kaip jau jums ir prižadėjau, šį kartą pasižiūrėsime Taro prognozę šiam savaitgaliui. 2025 metų kovo 15 ir 16 dienoms. Šiam savaitgaliui. Nagi, mėlyjeji, pasižiūrėsime labai gražią kaladę. Išmintingosios stichijos. Labai spalvinga, labai graži kaladė. Ir aš taip pat stengiuosi pasitikti pavasarį. Pirmosios tulpės namuose žydi. Taigi, mėlyjeji, jau pas mane yra avinuko ikonėlė. Gal matosi? Avinai, kas jūsų laukia šį savaitgalį, kovo 15-16 dienomis. Į ką atkreipti jums dėmesį? Pažiūrėkime po vieną kortą. Na, jeigu reiks, ištrauksim papildomai. Taigi, avinai, kas jūsų laukia šį savaitgalį? Pažas, kardų pažas. Taip, kardų pažas yra nepasitikėjimas, kritika, priešiškumas, kažkokios žinios, kurios jūs nervina, jums neduoda ramybės. Galbūt tiesiog seksite kažkokį žmogų, stebėsite jo gyvenimą, arba nepasitikėsite. Gali būti, kad konfliktuosite. Na, iš tikrųjų, nervingas savaitgalis avinams. Ir dar norėjau pasižiūrėti papildomą kortą. Taip, nieko gero nežada, netgi ir kardų riteris. Gali būti, kad su kažkuo labai šauniai susipyksite. Ir vos ne iki labai skaudžių žodžių svaidymosi ir įsižeidimų, nuoskaudų, abejonių. Dar gali būti, kad kažko labai pavydėsite. Galbūt seksite kažkokią asmenį ir pavydėsite, kad jis galbūt ne su jomis. Na, bet viskas turėtų išsispręsti gerai. O galbūt jūs stebėsite vaiką, kuris yra toli nuo jūsų, gal kažkokį žmogų, gaudysite žinias apie jį arba sulauksite žinių iš toli apie jūs dominantį asmenį. Ir tos žinios jums nelabai patiks, avinukai. Tai va, stenkitės valdytis, nesivelti į konfliktus. Na, jeigu norite, velkitės, tai jūsų teisė, be abejo. Dar toliau žiūrime jaučius. Mėly jaučiai, kas jūsų laukia šį savaitgalį, kovo 15-16 dienomis? Pasižiūrime, jaučiai, kasgi čia jums gali kokia kortytė iškristi? 7 kardai. 7 kardai yra kažkokia apgavystė, kažkoks praradimas, pasitikėjimo praradimas, nuoskauda. Pinigų gali būti praradimas. Galbūt permokėsite už kažką. Galbūt išleisite per daug, negu planavote. Arba negausite pajamų, kaip tikėjotės. Gali būti, kad jūs kažko labai tikitės, bet to neįvyks. Kažkokia tokia apgavystė, bet jūs turėsite dar ir veikti tam tikrus sunkumus. 7 lazdos sako, sunkumų įveikimas per pasipriešinimą, per savo ribų atstovėjimą, savo teisų atstovėjimą. Galbūt kažkas jūsų nepalaikys. Saugokitės išdavystės. Bet 4 lazdų korta sako, viskas turėtų būti gerai. Bet jeigu kur nors vykstate, tai saugokite savo bagažą, pinigus, dokumentus. Bet korta sako, viskas pasibaigs gerai. Jūs patirsite džiaugsmą. Dar galbūt šeštadienį sukonfliktuosite, o sekmadienį jau viskas bus gerai. Taigi, ieškome dabar dvynių. Kur mano dvyniai? Va, mano dvyniai. Pasislėpusi ikonėlį. Dvyniai, kasgi jūsų laukia šį savaitgalį, kovo 16-ąją, kovo 15-16 dienomis dvyniai. Į ką jums atkreipti dėmesį? Taigi, kokia korta? 5 lazdos. Labai karingas toks, kaip matot, 3 jūsų zodiako ženklas ir jau tokie judėjimai, peštynės, nuomonių sukeitimai, nepalaikymas, konfliktas, dėl kažko kovojimas dėl vietos po saulę. 5 lazdos tai yra konkurencija, konkurencinė kova, galbūt sukeisite žodžiai su šeimos nariu,
arba kažkas jūsų nepalaikys, o jūs priešinsitės, stengsitės atstovėti savo nuomonę, savo teisės. Galbūt kažkur aktyviai vyksite, kažkuo aktyviai užsiimsite. Tai va, dvyniai, toks savaitgalis. Sunkus šis savaitgalis yra šiaip jau pagal visą foną, nes tai yra užtemimo savaitgalis, pilnaties ir užtemimo savaitgalis. Taigi žiūrime toliau Vėžiai, koks savaitgalis laukia jūsų kovo 15-16 dienomis. Vėžiukai, pasižiūrime, į ką atkreipti dėmesį Vėžiams. Na va, Lazdų karalius. Aktyvus vyriškis jūsų fone turėtų būti, verslininkas, įmonės savininkas arba kažkoks darbdavys, o galbūt jūsų šeimos narys, brolis, tėvas, brolis, mylimasis. Kažką aktyviai veiksite su tokiu vyriškiu Vėžiai. Jeigu jūs pats vyriškis Vėžys, tai bus jūsų kompanionas kažkokioje veikloje, kažkokiuose darbuose. Na, į ką čia panašu? Kažkur vyksite uždarbiauti arba kažką darysite namuose, turėsite apsikopti namuose. Tokie aktyvūs darbai namuose. Bet paskui jūsų laukia maloni kompanija, pasisėdėjimas prie taurės vyno ir kažkokie prisipažinimai, malonus pokalbiai Vėžiai. Na, manau, kad jums šis savaitgalis gana neblogas. Tai va taip, Vėžiukai. Vyriška kompanija dominuoja, merginos, būkite pasiruošusios Vėžiukės. Nagi, žiūrime Liūtai. Liūtai, kaip jums šitas savaitgalis? Pasižiūrime kovo 15-16 dienos. Ir ką atkreipti dėmesį Liūtams? Kas čia jų laukia? Ką parodys mano kortos? 4 kardai. Liūtai, jausitės blogai. Gali būti sveikatos pablogėjimas, gali būti meditacija, toks norėjimas pailsėti, niekur nesitrenkti, nesivilkti, nevažiuoti, nieko nedaryti. Apgalvojimas, apmąstymai. Šita korta reiškia poilsis prieš pradedant veikti. Žmogus yra toks kaip ir sužeistas šiek tiek. Šita korta yra sužeistojo korta po karo metu. Tai jūs dabar atgaudinėsite jėgas, ilsėsitės ir niekur aktyviai nedalyvausite. Liūtai. Na va, iš tikrųjų, netgi mintis išvalysite, sakysite apie nieką negalvosite, Liūtai. Tiesiog ilsėsitės ir beleką savo ten tokio veiksite. Na ir sako, Hierofantas sako, na, ilsėkis, nesivelk nieko, laikykis taisyklių, nes įstatymai nemiega. Ir dorovės, ir žemiškiai įstatymai nemiega. Kad nenusižengtumėte ir nepadarytumėte ko nors blogiau, neapgalvojęs, nepasvėręs visų rizikų. Taigi, Liūtai, ramiai praleidžiame šitą savaitgalį. Ramiai. Ilsimės, taisome sveikatą, niekur nesivėlėme. Na ir dabar mes turime mergeles. Taip, mielos mergelės, pasižiūrime, kas jums laukia, kas jūsų laukia šį savaitgalį. Kovo 15-16 dienomis, į ką atkreipti dėmesį mergelėms. Va, taurių pažas. Jūs pamalonins vaikai, anūkai, kam aktualu. Jeigu jūs jaunas žmogus, kad ir ne jaunas, bet pilnas energijos, jūs busite pakviestas maloniai praleisti laiką, išgerti taurę vyno ar kavinėje pasėdėti su draugu, su mielu širdžiai žmogumi. Jūsų laukia pokalbiai, šilti, malonus, kūryba, kam aktualu. Vaikai, laiką leisite su vaikais, patirsite gerų emocijų. Su augintiniais taip pat galite šauniai praleisti laikas šį savaitgalį ir taipogi pabendrauti su žmogum, kurio seniai nematėte. Gali būti, kad jūsų kažkas atsiprašys, arba jūs užsimanysite pasakyti gerus žodžius kažkam. Taigi mergelės labai gera korta, šilta, šeimyniška, sielos korta. Taigi, atsiduokite jausmams, mergelės. Ir dabar mes turime mergelės, kurgi mūsų yra svarstyklės. Taip, mūsų svarstyklės yra čia. Taigi, mielos svarstyklės, kas jūsų laukia šį savaitgalį, kovo 15-16 dienomis, į ką jums atkreipti dėmesį.
Nagi, svarstyklės. Va, kitas pažas, tai yra lazdų pažas. Lazdų pažas aktyvi veikla. Jūs kažkur keliausite aktyviai, važiuosite galbūt, arba eisite pasivaikščioti kokį nors gamtos peizažą, susidomėsite nauja veikla, patirsite naujų įspūdžių.